šitas mums netinka. Tai šiandien yra šeštadienis. Taip. Kokia diena ir ką mes veiksim? Kadangi savaitgalis, tai nusprendėme važiuoti į Kaliforniją. Tai dabar mums reikia nuvažiuoti į shopping centrą, kažkokį pasimti mašiną. Jeigu pavyks gauti mašiną, tada sėsim. Jeigu pavyks išvažiuoti iš Londono, kažkokiu būdu pabandysim išvažiuoti ir keliausim tiesiai prie jūros. Maudysies? Norėčiau užsimaudyti. Pasėmėjai maudimkę? Pasėmiau ir tau paėmiau ir mes jau matėme Šiaurės jūrai vasarą ir buvo šilta. Tai tikiuosi, kad bus taip pat ir šiemet. Gerai, susitiksim turbūt mašinai. Saturday 9:43, reikia sureguliuoti mašiną, nuresetint kompiuterį. Kaip tą padarė? Please refuel va rašo. Baisu? Jungtinė karalystė, mes atvarom. Pirmas judesys su automobiliu. Oi, veidrodėlis bele ką. Nesireguliuok, važiuoju. Aš pasteisim, gerai. Gerai. Va, kodėl mums tokios nedavė? O beržynas. Nes čia 5000 turbūt. Gali ir tokią duoti. Two-stepping basket in bottles. No clothes, this paint is a marvel. Your tongue could write us some novels. I don't mind. Nu kaip... Keista sėdėt, kur vairo nėra. Ne. Mažak, nekeista visai. Kokių pastatai. Pažiūrėk, tas priekį. Labai daug. Čia MI5. Continue straight on A202 towards the city. Neturim ką veikti, išvažiavom pasivažinėt po Londoną. Nieko nėra geriau sugalvot pasimti mašiną pasivažinėti po Londoną. Kita kelio pusė. Kaip čia dabar? Važiuok ir viskas. Eik tu sau. Eik tu sau. Na, apsikrauk. Čia man primena Romą. Įvažiuoji, nesuprasi kokią sankryžą. Kur važiuot? Gerai, to žiedas. Kvėpuok. Nu, kaip pirmas žiedas? Nu, įveikiau. Kad važiuosim per Londono centrą, aš tikrai nesitikėjau. Ir to būtų maža per visą Londoną kalatuotis. Jo, aš jau taip... Eismas kairė pusė, Jesus, nu taigi ta prasme. In 300 meters. O čia pažiūrėk, ką reikės padaryti. Eik, tu savo pažiūrėk, ką man reikės padaryti. Ta prasme, U-turn. Exit to A406 North Circular Road. Žiedą aplenkiam gražuolį. Aš nesu buvęs. Va, čia jam. Čia.
Papuolėm čia. Fainai. Parkingė taip tylu ramu, o čia koks judesys. Atėjome į vaistinę ir vaistinėje pardavinėja va tokį dalyką. Lietuviška dantų pasta. Neblogai. Kaip miela. Mūsų tikslas kasdien valgyti Taco Bell'yje. Tai dabar jau važiuodami į Kaliforniją suradom, kur yra Taco Bell'is. Kažkas boksą? Pasiėmėm valgyti. Ir Pepsi davė va tokį butelį. 1,5 litro puslė. Primena... Ką primena? Kai Italijoje atnešė 1,5 litro kolos. Bet mes tada Italijoje valgėm restorane, tai pasiėmėm. Dažniausiai būna 0,2 stiklinis buteliukas, 0,3 litro. 0,5 jau max. 0,5 čia jau. Tai tada 1,5 litro atnešė, lygiai taip kaip čia. Čiūros. Na gerai. Ką mes čia turim? Čiūros. Bet aš noriu takos. O, taip. Nu, tai ką mes čia valgysim? Kągi, surelių. Vau, įspūdinga. Parduotuviai buvo beliašų, kibinų, čeburekų, šakočių. Visko kas yra Lietuvoje. Stratford centre. Tai užkandom desertą ir keliaujam į Kaliforniją. Dar reikia 3 valandas važiuoti. Tokie patys geri? Kaip ten jie? Valio. Gerai. Susitiksim vėliau. Taigi, 2 valandas važiavom į Londoną ir mes esam tik vidiniam žiedą. Čia ne išorinis dar Londono žiedas. Išvažiavom iš Londono. O, labai gerai. Pagaliau galim ramiai pavairuoti. Nebereikia čia galvoti, ką praleist, ko nepraleist. Važiuoji savo pirmą juostą ir viskas. Two-stepping basket in bottles. No clothes, this painting's a marvel. Your tongue could write us some novels. I don't mind. Side notes that I got a lot of. Jonas labai laimingas, kad važiavom prie jūros lient. Už 5 kilometrų bus jūra ir mes galėsime maudytis. O dabar vėl žiedas ir vėl čia reikia padaryti teisingą sprendimą. Va, matau jau finišą. California Road. Okay. The Godfather Fish and Chips. Va, geras. In 600 meters, turn left onto Rottenstone Lane. Jo, bet toks labai jau... Ne, gero. Tai čia visai namelynas. Take the next left onto Rottenstone Lane, then you will arrive at your destination. Pilni nameliai. Ten jūra. Va, kaip tik vietelė mum. Gerai? Labai. Atvykom. Atvykom. Kiek daug besimaudančių? Kurortas. Okay. Nu va, mes Kalifornijai. Saulėtoje Kalifornijai. Fantastika. Einam degintis. Apakinis kaip gražu. Einam prie jūros. Čia yra ženklai, kurie sako, kad vanduo gali pakilti ir taip gali užblokuoti grįžimą atgal žmonėms.
Siaurės paplūdimys. Kur ten toliau. Tai išeini, vanduo pakyla ir nebegali grįžti. Didelė. Čia sakom, kad mūsų Lietuvos smėliukas pats geriausias. Va, puikus, kokybiškas, minkštas, geras smėlis. Latvijos kokia graži. Vaje, pradėjo lyti. Mums reikia nueiti iki mašinos, va ten. Nu tai ką, keliaujam. Va tau Kalifornija. Tai ką dabar? Ieškosim ženklo Kalifornijos, pasifotkinsim ir važiuosim atgal į Londę. 4 valandas. Mėgaujasi Kalifornija. Taip. Bet kas juokingiausia, kad Britai Kaliforniją mėgaujasi tik tai taip. Atvažiuoja čia, pastato mašiną ir sėdi mašinoj. Čia ne mes vieni sėdim. Sėdi ten, o kitas, va ten kitoj mašinoj sėdi žmonės. Už šitos mašinos yra 2 mašinos, ten irgi sėdi žmonės ir visi žiūri į jūrą. Mes išeitume į pasigrožėti gyvai, tai neįmanoma. Prašom būtų plastikas. Gerai, mūsų vakarienė. Pavakariai čia. Kas bus pavakariam? Taco Bell. O, Kur užpakalis? burrito. Niekada nesužinosim. Gerai, einam valgyt. Spėkit, ką mes planuojam daryti. Vasarą ateina maudytis prie jūros. Ne cukrinė neištirpsim. Ne mes vieni čia maudomės. Pažiūrėsim. Jo, pagalvojau, kur geriausiai lysti vandenį, tai yra Kalifornija. Gerai. Rengiamės. Šokti į jūrą. Šalta, 19 laipsnių ir vėjas. Bet kas čia mums ronė mane? Nu jau tiek važiavom, tai dabar apsimesim, kad labai faina. Neš dupce, neš dupce. Šok. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, įlindau į vandenį šiemet pirmą kartą. Nu va, nusimaudėm, važiuojam mašiną važiuoti į Londoną. Aš labai patenkinta, vanduo labai šiltas, paplūdimy žmonių nėra, vietos pilna, vaizdai fantastiniai, labai patiko. Pliažas beprotiško didumo, dėl šilto vandens tai aš pasiginčyčiau, ne šiltas, bet, nu ką, vis tiek neblogai. Išsirenkam tokius kelius, kur netelpa 2 mašinos prasilenkt. Anglijos countryside.
tobula. Bet gerai, kai kelias siauras, tai nebereikia žiūrėti, kurią pusę važiuoji. Taip, vieni pliusai. Gerai. Tarpinė stotelė iki pat mašinos grąžinimo atvykom į dangoraižių kvartalą pavadinimu Canary Wharf. Aš neįsivaizduoju, ką čia veikti šeštadienį vakare, parkingas pilnas, mašinų daugybė, nesuprantu iš kur čia tiek judesio. Tai gal eina į kiną. Čia kaip Akropolis. Čia einam į prekybos centrą. Neaišku, čia jis ar veikia iš viso. Labai buvo sunku atvažiuoti čia. Va. Londone, kaip ir Amerikoje, kuo arčiau miesto, tuo didesnis ir intensyvesnis eismas ir visi vis labiau viršija greitį. Tai labai keista. Ir labai sunku važiuoti, nes eismas yra kairė pusė ir iš visų pusių mašinos važiuoja, čia reikia persirikiuot, žiedas, po to vėl žiedas. Nu va, išlindom į paviršių Canary Wharf'o. Čia yra labai gražus parkelis vidury, man atrodo jis vadinasi Canada Square ar Canada Park. Ir čia yra dangoraižiai aplinkui. Prisėdom biškį pailsėt Canada Square parkelėje. Ir čia tie visi dangoraižiai aplinkui. Šita kelionė iš pajūrio į Londoną atgal man yra kaip žaidimas, kur iš pradžių yra lengvi lygiai, jau čia dabar buvo sunkesnis lygis, dabar biškį pailsėsim ir po to bus bosas. Nuvažiuoti per patį Londoną. Tai va, reikia būtinai pereiti šitą žaidimą, nes kitaip bus blogai. Galim gal čia palikt mašiną, tai atvažiuoja pasimt. Nebėra jėgų. Atvažiavom per visą Londoną su mašina.
Ir dabar varom pas Meškiuko Paddingtoną. Biški yra reikalų čia pasivažinėti po miestą. Žmonės eina per gatvę bele kur, raudona užsidega bele kada, užlenda bele kaip. Greičio nebežiūriu, kokiu greičiu važiuoju, viršijau. Tikiuosi, kad viskas gerai bus. Dabar ilsėtis. Abudu mes jau filmuojam. Bet džiaugiuosi, kad mašinos nesudaužėm. Sėkmingai suvažinėjom. Nuvažiavom beveik 300 mylių. Visai neblogai. Kuro paliko mašinų beveik tiek pat, kiek pasiėmėm. Daugiau dar truputėlį. Papildomai nereikėjo, tai irgi gerai paskaičiavau pildomas. Gerai. O rytoj visą dieną Haris Poteris. Laukiam? Laukiu. Bus įdomu. Mes praėjome pro venijų. Tai atrodo įspūdingai. Manau, kad ir spektaklis bus įspūdingas. Pirkom pačius pigiausius bilietus su limited visibility. Tai nežinau, kiek mes ten kažko matysim. Ir ten labai status laiptai bus, tai nežinau. Tiesiog pabūsim ten salėj. Bet aš pasiėmę akinius, tai man labai gerai matys. Gerai. Tai sutiksim pas Paddingtoną. Atsinešiau sumuštinį, kad ten nebūtų liūdna valgyti vienam.